Sveikinimai su pergalė, treneri, įtemptas mačas. Jau kalbėjau su Motuzu apie tai, kad nugalėtojai tikriausiai nulėmė detalės. Jūsų akimis, kokios tos detalės? Na, visų pirma, tai šiandien pirmos tokios varžybos per visą sezoną, kur pagaliau jau išnaudojame savo didelius žmonės. Sugebėjom jiems įmesti kamuolį, nes tikrai turim labai gerus aukštaūgius. Sugebėjom jiems įmesti kamuolius ir užbaigti atakas. O galas, aišku, galas buvo toks ir sėkmės faktorius, bet mūsų amerikietis Devinas Hutchinsonas prieš varžybas man pažadėjo, sakė, treneri, jeigu bus aštrus momentas, aš susitvarkysiu. Tai per minutės pertraukėlę aš jo paklausiau, ar vis dar galioja tas jo pažadas, sakė, galioja treneri, nusiraminkit gerai, sakau, pasimk kamuolį ir mes tą tritaškį tikrai įmetė labai gražų. Na, kalbant apie aukštaūgius, 4 ir 5 numerio high-low būtent ir greičiausiai nulėmė tą pergalę, kadangi mažeikiams labai sunkiai sekėsi tvarkyti su tuo. Na, mes žinojom, kad dar šie straipsnis, kad Rokas dar nežais vienas iš aukštaūgių. Mindaugas tikrai kaip ir neblogas, bet jiems trūksta truputį ūgio, mūsų vis tiek Norbertas Giga 2.8, ir amerikietis Frederikas yra tikrai stiprus. Tai prieš varžybas ir buvo akcentas žaisti per apačią, bet mes niekados negalėdavom to išpildyti prieš tai. Tai šiandien kaip ir pavyko ir rezultatas pergalė.